Sveiki, sveiki, gerbiamas Mantautai Ruzai. Gera Labas, Jūs Ieva. matyti. Sunku įžiūrėti, ar lietuviškas vasaros įdegis yra vis dėlto ant Jūsų kūno, ar tik tai vasariška šypsena, kad vis dar lyja. Bet labai gerai, kai lyja, skaitosi knygos. Taip, tiesa. Ir aš manau, kad yra ta puikia proga mūsų vasarą tęsti su literatūrinė mašina ir žmonėms šiek tiek parekomenduoti, ką reikia griebti į rankas ir paskaityti arba naujom akim pasižiūrėti į tai, kas yra dar galbūt netrasta arba pamiršta. Taip, taip, visiškai teisingai, visiškai teisingai. Oras tinkamas skaitimui, žodžiu, aišku, ir kitiem darbams galbūt, bet skaitimui ypatingai tinkamas. Na ir šiandieną mes taip kažkaip bendrom jėgom nusprendėm, faktas, kad mūsų mylimo, bent jau mano mylimo filosofo dėka, Ruzo, kągi galėtume panagrinėti ir nusprendėm paimti draugą, kuris yra, nu tikrai užmirštas. Mano kuklė nuomonė yra užmirštas, geriausiu Absoliučiai. atveju jis buvo liestas kažkada mokyklos laikais. Čia aš taip drąsiai apie save kalbu, Ruzas tikriausiai pasakys daugiau kaip ir jisai, kodėl jį prilėtė. Bet vis tiek, man tautai, vis dėlto pasirinkome Hemingvėjų. Taip. Ir, nu, kodėl traukiam šitą kortą ir ištraukiam būtent šitą vyrą ir kodėl svarbu apie jį šiandien mums pakalbėti. Taip, taip, Ieva, labai geras klausimas, labai gerai pradėt, labai malonu Jūs matyti vėl. A, iš tikrųjų, kodėl mes ištraukėm šitą dinozaurą, e, kuris tikrai yra užmirštas, kaip Jūs teisingai sakėt. E, aš sakyčiau, be reikalo užmirštas, dėl to mes jį ir traukiam. Ir aš jį norėčiau pasiūlyti žmonėms, kurie, manau, yra tokių labai daug žmonių, kurie žiūri į šitą pasaulį ir galvoja, kad nu, jis visiškai beprasmiškas ir absurdiškas. Ir mato aplink save taip pat visokius pozityvius žmogeliukus, kuriem viskas gerai ir kurie visą laiką patenkinti ir galvoja, gal su manim kažkas negerai. Tai aš galiu pasakyti, kad ne, su tais pozityviais žmogeliukais kažkas negerai ir Hemingvėjus būtent yra toks autorius, kuris tokiems žmonėms, kuriems atrodo, kad su jais negerai, kažkas galėtų padėti, suprast, kad su jais viskas yra gerai, kad iš tikrųjų pasaulis toks yra ir Hemingvėjus siūlo savo literatūra va tokius herojus, vaizduoja tokius herojus, kurie žiūri šitą pasaulį ir mato jame absurdiškumą ir nepaisant to gyvena tokiam pasaulyje. Ne. Kamiu tokius herojus yra pavadinęs absurdo herojais. Tai va, tai aš manau, kad Hemingvėjus neįtikėtinai yra svarbus autorius, dėja, tai pamirštas, bet mes jį, mūsų tikslas, ne, mūsų tikslas atgaivinti, jau mes vieną dinozaurą atgaivinom, Henry Millerį, ne, tai Taip, tikrai, tarp tai kitko, dabar kas dar atgaivinsim dar nematėte, vieną dinozaurą. taip, labai gerai, ką tik man tas pasakė, jeigu dar nematėte mūsų praeitos kelionės su Milleriu drauge, tai tikrai galite tai padaryti, jau yra viskas YouTube mūsų literatūrinės mašinos platformoje. Na, va, grįžtant prie Hemingvėjaus, užsiminėt jau tokie porą raktinių žodžių, kad tai yra neeilinė asmenybė ir jeigu mes kalbam apie žmonės, kurie kartais mėgsta padepresuoti, kad gyvenimas yra baisus arba kad Taip, Lietuvos vasara tik lyja, man atrodo, kad į šitą asmenybę galima būtų atsiremti kaip į žmogų, kuris, taip, aš nežinau, ar įmanoma išgyventi daugiau karų, su visa nuostaba, kiek šitas vyras perėjo per gyvenimą. Ir aš taip. kažkaip kukliai noriu paklausti, Rozai, jūsų, ar galėtumėt šiek tiek apie jo tą tikrai įspūdingą asmeninį gyvenimą mūsų tinklalaidės žiūrovams apšviesti, apie kokį vyrą mes čia kalbam ir kodėl taip drąsiai sakom, kad jau kas, bet jisai matęs gyvenime juodo ir balto ir daug palikęs mum, ką mes galim paimti į rankas ir palyginti, nes tam tikri tie personažai vis dar kalba apie iš esmės tokias pačias problemas, su kuriam susidurėm ir šiandien. Absoliučiai, taip. Jo, Hemingvėjus iš tikrųjų yra įspūdinga asmenybė su įspūdinga biografija. Ir, nu, aš nežinau, mažai tokių žmonių, tikriausiai, kurie pergyveno, sakykime, 3 karus. Jisai dalyvavo, jis yra 3 karų dalyvis. Ir taip, jisai nebuvo, nu, jis
kaip kareivis jis gal kariavo minimaliai arba praktiškai nekariavo, bet jis buvo karo korespondentas ir jis matė visus žiaurumus savo akimis. Tai va, kai kurie jo romanai yra tam net paskirti, ypač tam pirmam pasauliniam karui, pavyzdžiui, atsisveikinimas su ginklais arba Ispanų pilietiniam karui, kuriame jis irgi dalyvavo, Ispanijos pilietiniam kare, kuriame, aišku, jisai buvo respublikonų pusėje prieš frankistus, tai va, ir ten kitas jo romanas, tai yra Kam skambina varpai, būtent tam karui paskirtas. Tai va, ir jis dalyvavo kaip korespondentas dar antram pasauliniam kare. Tai va, tai žmogus dalyvavęs tuose karuose ir, kaip sakau, kai kurie romanai dedikuoti tam yra. A, ir jo asmenybė, jisai tokia avantiūristinė asmenybė. Jo, beje, žvaigždės valanda tai ir buvo iš esmės, nu, keistai skambės, bet žvaigždžių valanda jo buvo kažkur iš karto po antro pasaulinio karo. Ketvirtas Taip. dešimtmetis, penktas dešimtmetis. Jis tuo metu buvo labai madingas autorius, bet žinot, kaip su madom. Madas greit ateina ir praeina. Tai, Taip. bet čia vat ir yra klaidinga, kad nes dabar jį vertina vat, būtent, kad jis buvo madingas rašytojas, bet jo reikšmė yra perdėta. Mhm. Dėl to, kad, nu, tai madingas rašytojas, tai žinot, laikas pasikeitė ir jau tebe madingas, ne? Tai tuo metu jis buvo reikšmingas, dabar ne, bet mano manimu reikšmę reikėjo matuoti skirtingai, ne? Bet dar grįžtant prie biografijos ir tada apie reikšmę pakalbėsim, jo, tai jo biografija, kaip sakau, buvo, jisai mėgo tokius ekstremalius dalykus, ne? Tai karas, taip pat jisai dalyvavo koridoje. Beje, irgi kaip dalyvis, tiesą pasakius, jis patarnavo Teodorui ir kaip korespondentas, jis buvo ne tik tai karo korespondentas, bet ir koridos korespondentas, nes jisai puikius darė reportažus iš žymiausių to meto koridų, kurios vyko Ispanijai. Tai va, jis praktiškai nepraleido nei vienos žymios koridos, kur vyko Ispanijai tuo metu. Tai va, čia Aš point. negaliu patikėti, kad tokia asmenybė dar sugebėjo tiek parašyti dalykų, Taip, kad, taip, kaip ten sako, paukštelis pačiulbėjo, kad žmogus ir su Nobelio premija. Tai ir kai taip, dar sako, kad visiškai žmonės, kad teisingai. neturi laiko, prašau, pažiūrėkit, Taip. asmenybės. Dėstau, ar tiesa, kad šis žmogus buvo sužeistas karo metu, bet vis tiek, kaip čia, labai gerai sakėt, savanoriškai toliau keliavo, nu, tikriausiai gal nepilnai savo norų, bet tokios aplinkybės per tas žiaurės gyvenimo patirtis ir plunksnos iš rankos nemetė. Sakyčiau, kad tikrai Taip, nemetė. taip, nu taip, bet tie sužeidimai jie nebuvo gyvybiškai kažkokie tai labai pavojingi, ta prasme, nu, kare labai sunku išvengti, ne, tokių dalykų, tai va, taip, jisai susidūrė, jis turėjo sužeidimų, bet jisai, kaip sakau, jie nebuvo kažkokie tai mirtini, tai gal nepaliko didelio pėdsako. Jis, aišku, pats Hemingvėjus, nu, kaip rašytojas, mėgdavo pagražinti tuos visus įvykius, kaip jis ten įžengė, pavyzdžiui, po antro pasaulinio karo į Paryžių. Vienas pirmųjų, nors iš tikrųjų ne jisai buvo pirmasis. Tai vat, su Amerikos armija. Tai, žodžiu, jisai mėgdavo pagražinti tą savo biografiją, ne, bet faktas yra faktu, jisai tikrai matė tos žiaurumus, dalyvavo tuose įvykiuose, aprašė tos įvykius. Buvo drąsus žmogus, mes pakalbėsim apie tai, kaip tai atsispindėjo literatūroje, nes, kaip sakau, jo, kaip jūs ir sakot, kaip jisai viską suspėjo, ne, ir koridai dalyvauti, ir karo korespondentų būti, ir dar rašyti, bet aš sakyčiau, kad rašymas buvo jo gyvenimo dalis, kaip ir tie visi kiti, ane? Nes jis korespondentas karo buvo, tai beje, jo tas stilius rašymo yra labai toksai korespondentiškas. Irgi apie tai Taip. pakalbėsim. Čia jisai specialiai rinkosi tokius, ne dėl to, kad jisai negalėtų rašyti labai tenai su metaforom ir labai kaip koks prustas, jis galėtų tai prašyti, bet jis specialiai pasirinko tokį stilių, kad Mhm. atskleisti va tą būties absurdiškumą. Tai va, tai čia irgi pakalbėsim apie tai dar. Taip. Taip.
O jeigu dar taip grįžtant į pačią pradžią, Mhm. jeigu nepaslaptis, koks yra jūsų galbūt pirmas paimtas Hemingvėjaus darbas į rankas ir kaip jūs atsimenat, galbūt tą pirmą įspūdį, kai paėmėt kažkokį jo darbą ir pagalvojot, wow, vat apie šitą vyrą verta ne tik šnekėti, bet ir verta skaityti daug jo darbų. Jo, man labai patiko, kam skambina varpai. Mokykloje aš skaičiau, mes kadangi buvo sustiprinta anglų kalba ir mes turėjom atskiras pamokas anglų literatūra ir amerikiečių ir anglų literatūra, tai mes privalomai skaitėm atsisveikinimą su ginklais. Tuo metu jis man nepadarė didelio įspūdžio. Mhm. Aišku, skaičiau Senį ir jūrą mokykloje irgi, kuris, nu, irgi tiesą pasakius, nepadarė man įspūdžio, bet man didžiausią įspūdį padarė jau, kai aš skaičiau po mokyklos. Taip. Jį ir man didžiausią įspūdį padarė jo kūrinys Fiesta. Mhm. Arba O dar yra kodėl, kitas jeigu pavadinimas, va, nepaslaptis? aš čia jį turiu tokį seną lietuvišką leidinį, nedidelę labai knygutę, visi galėtų jį perskaityti ir mano manimu čia jo geriausia knyga. Ir beje, su šita, Taip. čia yra pirmas jo romanas, su kuriuo jis išgarsėjo, dar kitaip vadinasi Ir pateka saulė. Tai va, Okay. tai mano manimu, va, aš ir kitiem rekomenduoju, man didžiausią įspūdį paliko būtent ši jo knyga. Bet Fiesta. dėsto, jeigu reikėtų pradėti, nu, kaip čia pasakyti, imti į rankas Hemingvėjų, ar reikėtų Mhm. pradėti nuo fiestos, ar vis Taip. dėlto prisiminti mokyklinius kūrinius, vad ką ir minėjote, Senį, jūrą ir ginklus? Be abejonės galima Senį ir jūrą skaityti, nes tai yra apsakymas, tai nėra romanas, tai jeigu norisi, sakykim taip, kad dabar mes gyvenam tokiais greitais laikais, kai viskas greitai vyksta, aiškiau speed, kaip sakant, ne, tai, Mhm. tai Senis ir jūra šiuo atveju labiau gal tiktų, bet jeigu norite tokio sakykime taip, kokybiškesnės literatūros ir įdomesnės literatūros, mano manimu, tai reiktų pradėti nuo fiestos, nes aišku, kam skambina varpai arba atsisveikinimas su ginklais jau yra tokie dideli, fundamentalūs romanai, jiem reikia laiko. Tai va. Mhm. Fiesta čia Taip, yra nedidelė knygutė. Nu taip, čia yra taip. beveik 300 puslapių, bet jinai nedidelė. Le- Jo. Lengvas skaitalas, kol lyja, po Jo. pietų. Taip, Kai žiūrėkit, mes apie jį dar pakalbėsim apie fiestą, tai tikrai aš manau, taip. pasistengsim sudominti būtent šituo romanu. Taip, bet man tai aš galvoju, kad kiekvienas rašytojas, nu bet kokiu atveju, prieš tampantis didžiu rašytoju, jis ir pats kažką skaito, į kažką remiasi, galbūt ieško įkvėpimo, galbūt ir tą patį Hemingvėjų užvaldė koks nors dėdė X, apie kuriuos jau noriu pakalbėti apie tos dėdės, o gal dėdės, ar Jo. moteris galbūt. Vat kaip jūs galvojate, Na? jam kaip rašytojui, kas darė didžiausią įtaką, kas formavo Hemingvėjų, kurį mes dabar turime tik tai lapuose? Puikus klausimas, jo, puikus klausimas, apie jį mes ir pakalbėsim dabar, jo, ir iš tikrųjų, aš sakyčiau, du žmonės padarė jam didžiausią įtaką. Tai kai jisai jau po pirmo pasaulinio karo gyveno Paryžiuje, beje, Mhm. Paryžiuje tuo metu gyveno labai daug amerikiečių, mes jau kalbėjom apie Henry Millerį, kuris irgi gyveno Paryžiuje. Taip, jų keliai nesusitiko, nes Henris Milleris šiek tiek vėliau gyveno Paryžiuje negu Hemingvėjus. Hemingvėjus, kaip sakau, iš karto po pirmo pasaulinio karo apsigyveno. Tuo metu Paryžiuje gyveno, nepatikėsit, bet apie 50 tūkstančių amerikiečių. O- Oho, Jo, taip, taip. 50 tūkstančių amerikiečių. Geras. Nu, aš viliuosi, kad jie visi mokėjo prancūziškai, Ne, bet jie jeigu nemokėjo. Jie prancūzų tauta nelabai mėgsta prancūziškai. nekalbėti savo Amerikiečiai kalbą. nėra labai linkę mokytis svetimų kalbų, bet ten jų kaip kolonija iš esmės. Ir tai į Ameriką, atsiprašau, į Prancūziją, į Paryžių vyko daugiausiai amerikiečiai, kurie nepritapo prie Amerikos gyvenimo būdo. Žinot, Amerikos gyvenimo būdas tai visų pirma apie darbą, apie Mhm. biznį, apie toks pragmatinis, kalvinistinis. O Paryžiuje yra kažkoks tai relaksas, bohemija. Ir vat Taip. žmonės, kurie tokios meniškos sielos, jie vyko gyventi į Paryžių, aišku, Hemingvėjus kaip rašytojas, kaip korespondentas, nuvyko, aišku, kaip korespondentas, bet kaip rašytojas jam labai patiko ir jis vaikščiojo, aišku, į Paryžiaus kavinės
ir vaikščiojo į tokius salonus ir ten tokiam salone, vat, tokia žymi buvo atidarius saloną, į kurį beje vaikščiojo ir Picasso, nu, pat didžiausios įžymybės vaikščiojo į tą saloną, Taip. Gertruda Stein, ar O, Stein reiktų sakyti, jo, tokia aha. bobulė, kieta bobulė, rašytoja, žodžiu, ir jinai daug ko išmokė Hemingvėjaus. Daug Mhm. išmokė, jie nebuvo meilužiai, tiesiog jie buvo labai geri pažįstami. Jo, Iškart prie reikalo, tai iškart buvo meilė prireikia. protų Jo. meilė. Ir Gertruda Stein, nu Stein reiktų tikriausiai tarti, ar Stein. Tai va, jinai išmokė jo, kad reiktų visada, kai tu rašai, turėti dar kažkokią potekstę. Mes Taip, kalbėsim apie tą techniką. Hemingvėjus ją dažnai naudojo, kad, kaip taip. sakau, apgaulinga tai, kad jis rašė labai paprastai, bet tas paprastas stilius gali jūs apgauti, nes ten yra labai daug namiokų, Mhm. jo, liaudiškai tariant. Taip, Hemingvėjus paslėpimų. rašė namiokais. Tai kai skaitai Hemingvėjui, neturėk, nu, ta prasme, turėk omeny, kad visur po kiekvienu sakiniu slypi namiokas. Nes šiaip Oi. rašė paprastai labai, kad jisai pasiėmė Martinio, įsipylė Martinio, išgėrė Martinio. Ką? Čia didis rašytojas? Ne, ne tame esmė. Taip, Tai va, taip. tai Tai Gertrūda jau tikrai Gertrūda, kaip pakeitė sakant, šiek tiek. rimta moteris, rimta rašytoja, tokia labai įdomi rašytoja, beje, jinai rašė visai kitaip negu Hemingvėjus. Jinai rašė, jo, jinai tokia labai įdomi eksperimentinė literatūra, modernistinė literatūra. Tai va, Gertrūda Stein buvo didžiausia, sakyčiau, viena didžiausių įtakų. Galiausiai jie susipyko su jie, vienas apie kitą labai paskui negražiai kalbėjo, labai daug netiesos vienas apie kitą prikalbėjo. Nu, bet, nu, susipykę žmonės prikalba. Dar ne to, ne? Tai Emocija yra emocija. emocija, taip, taip, taip. Taip. Na O ir. kalbant, labai atsiprašau, dar nepameskit tos minties, o Mhm. kalbant, vat, kaip jūs sakėt, kad susipažino Prancūzijos tokiuose užkampiuose, tai Jo. ar jisai pats visą savo gyvenimą pragyveno Prancūzijoje, ar tai buvo tik jo tarpinė stotelė jo visoje gyvenimo istorijoje? Buvo tarpinė stotelė, taip jis ilgą laiką praleido Paryžiuje. Taip. Amerikietis rašytojas, bet jo, gimė, beje, nepaminėjau, kad gimė 1899 metais. Jo, Ilinojaus valstijoje jisai, nu, mokyklą baigė, bet sisteminio išsilavinimo jisai neturėjo, universitetinio išsilavinimo jisai neturėjo. Bet jam labai pasisekė gyvenime, kad jis sutiko tokius mokytojus kaip Gertruda Stein. Ir jo, dar į jūsų klausimą, ar tik Paryžiuje, taip jis labai daug laiko praleido Paryžiuje, labai daug laiko praleido Ispanijoje, kaip minėjau, ne, jis stebėjo tas visas žymesias koridas, jam labai patiko Ispanija, labai patiko Ispanija. Tik dėl ispaniškos Beje, atmosferos, ar gal? Fiesta tenai, Taip. Fiesta yra pagrindinis herojus, tai yra Teodoras. Pagrindinis Taip. herojus yra Teodoras. Bet A, ar ši asmenybė keliaujanti po pasaulį ir matanti pasaulį visai kitom spalvom, negu galbūt įprastas žmogus mato, ar jis turėjo ir kažkokią meilę, ar buvo kažkur užstrigęs ir su meilės perspektyva, ar tai vis dėlto buvo taip. šaltas vyras, kurio meilė yra rašyti? A, Užstrigęs buvo su meile. Nu, jisai keturias žmonas turėjo, beje. Nu, neaplenkė Milerio su penkiom žmonom, bet jau jojo. Šalia. Šalia. Tai va, tai jisai, kai jau buvo vedęs antrą žmoną, jisai, kai išvyko į Ispaniją, jisai sutiko ten, nu, jis ją pažinojo jau Amerikoje, bet meilė užgimė būtent jau greičiausiai Ispanijoje. Tokia, kaip jums pasakyti, jos pavardė Gelhorn. Jinai buvo irgi korespondentė, jie kaip kolegos, jinai žurnalistė buvo, irgi bandė nušviesti tą pilietinį karą Ispanijoje. Kaip sakau, jie jau buvo vieni kitus pažinojo, tiesiog netikėtai vėl Ispanijoje susitiko. Ir jis, iš pradžių jinai buvo jo meilužė, paskui jis ją vedė, jai buvo trečia žmona. Tai va, apie jų meilės istoriją, bei yra sukurtas HBO
kompanijos producerinės filmas, tai taip ir vadinasi Hemingvėjus ir Gellhorn. Su Nicole Kidman, beje, Nicole Kidman vaidina Taip. Gellhorn. Tai va, tas film, nu, tas toks ten televizinis filmas, gal nėra labai jo ten biudžetas įspūdingas. Man jis nepadarė įspūdžio, tiesą pasakius, kad tas Hemingvėjus kažkoks toks dirbtinis labai ten toks, nu, padarytas mačo, bet taip dirbtinai, kad, nu, Taip. nenatūralus Hemingvėjus man ten pasirodė. Jo, Nikolė Kidman, aišku, savo vaidmenį, labai viskas ten su ja gerai, bet, nu, aš ištvėriau gal pusvalandį to filmą. Mhm. Tai va, bet kas Galvojat, kad norės, geriau. 12 metų Taip, HBO jūs galite susirasti internete, taip, ta prasme, taip. ir Taip. pasižiūrėti. Ne, kodėl aš klausiu apie tas merginas, ne dėl to, kad man visą Jo, laiką jo, yra jo. įdomu sužinoti asmeninio gyvenimo prieskonių, bet ir dėl to, kad vis Suprantama, dėlto ne, čia kalbam labai apie svarbi įtaką. detalė. Jo, ir man atrodo, kad nu, ta įtaka vis tiek kažkiek padaro šalia esantis Taip, žmogus. Nu, taip. visiškai kūriniuose, man atrodo, atsispindi, kur yra bent kažkoks meilės prieskonis, nu, galimai ir realiam gyvenime Be kažkas vyksta. abejonės, be abejonės. Tik tai aš kažkaip sakyčiau, kad Milleriui didesnį įtaką turėjo vat, tos moteris, su kuriomis jisai gyveno, o Hemingvėjui turėjo įtaką daugiau mokytojos, kurios tiesiog buvo mokytojos, ne, kaip Taip, Gertruda Stein. O kitas autorius dar, kuris darė jam didžiulę įtaką, tai buvo Ezra Pound, toks poetas amerikiečių, taip. kuris gyveno Anglijoje kurį laiką, bet jie vienas kitą pažinojo. Ir Ezra Pound, poetas, kuris laikė Hemingvėjų savo geriausių mokinių, ne, jam Mhm. labai patiko, kaip Hemingvėjus rašė, bet jis irgi toks, irgi visai kitoks poetas, toks irgi modernistas, toks hermetinis, labai įdomiai organizuotas poetas. Ir jis išmokė Hemingvėjų va to tikslumo, kad Ezra Pound sakydavo, stenkis kalbėti tiksliai, neapvelk kažkokiam metaforom, kažkokiam tai netiksliom frazėm, kalbėk, rodyk daiktus tokie, kokie yra iš tikrųjų. Tai yra, stenkis pavartot žodį, kuo tikslesnį žodį. Tai va, Taip. iš Gertrūdos jis išmoko potekstės. A, apie potekstę mes dar pakalbėsim, jo kas ten per metodas. Vadinamas aisbergo metodas, ane? O aisbergas, palaukit, lietuviškai tai ledkalnis, ane? Taip, taip, taip. O iš Ezros Pound jis išmoko tikslumo, ane? Tai kaip Mhm. sakiau, atėjau, pamačiau, ane? Aprašiau. Tai va, rodyk daiktus, rodyk tą pasaulio tuštumą tokią, ne? Bet rodyk, vat, taip tiksliai, kad nereiktų kaip Prustui ten aprašinėti bažnyčios stogo per 7 puslapius. Ne, tu pasakai, stogas buvo raudonas, viskas. Taip, Ten. aiškiai trumpai. Žiūrėkit, Tai va, man du būtų tokie, įdomu. dar atsiprašau, Ieva, tai va, du didžiausios įtakos ir dar Sherwoodas Andersonas, bet Sherwoodas Andersonas irgi rašė labai tiksliai ir iš Sherwoodo Andersono irgi jisai mokėsi tikslumo, bet jis nebuvo toks tiesioginis mokytas, bet tiesiog skaitė jis daug Sherwoodo Andersono, vat ką jūs klausėt, vat ką jisai, Sherwoodas Andersonas jam irgi darė didžiulę įtaką, kuris irgi toks kalvinistinis, lakoniškas, tikslus rašytojas. Tai va, nu sakyčiau, išskirčiau tokius tris, ne, du mokytojus ir vieną tokį netiesioginį mokytoją. Taip, o jeigu mes paėmam, tarkim, kokį nors Hemingvėjaus kūrinį bibliotekoje, Mhm. nepažiūrim, kad tai yra Hemingvėjus, nu va taip tiesiog, užsimerkus, pagal ką galima tiksliai atpažinti, kad mes rankose turime Hemingvėjų? Vat minėjot ledkalnį, ar ne, Taip, minėjot taip, trumpus sakinius, taip. minėjot kažkokį keistą rašymo būdą. Ir dabar darosi įdomu, kas tai yra, su kuo čia valgoma ir kaip iš viso suprasti jo tą kūrinį. Jeigu viskas labai trumpai, stogas yra raudonas, o kėdė juoda, tai kur yra tas kabliukas, kad norisi jo dar? Ir kodėl vis dėlto reikėtų į tos jo kūrinius, man atrodo, pasigilinti. Nes man, nu kiek atsimenu iš mokyklos laikų, tai Mhm. nusunkiai kertami. Aš Taip, galvodavau, taip, kad taip. arba aš mega buka, arba ten kažkas kažkur Ne. yra. Ir aš tikiu, kad, vat, kaip ir jūs minėjot Taip, prieš va tai, tame ir esmė, kad mes visi galvom, atsiversim didį autorių, o ten paprasti sakiniai. Tai va, kai mes žinom, va, iš kur čia tas atėjo ir koks kad
kokias jisai užduotis prieš save stato kaip rašytoją, tada visai kitaip atsiveria tie kūriniai. Dabar aš jums pasakysiu tokią ereziją, aš ją norėjau sakyti vėliau, kai mes būtumėm nagrinėję Kafką arba Beketą, bet aš pasakysiu tokią ereziją. Yra tik tai du autoriai pasaulyje, kurie yra grynieji rašytojai. Daugiau rašytojų nėra. Tai vat. Yra Kafka ir Beketas, yra du rašytojai, ta prasme, kurie patys griniausi rašytojai. Taip, Kur, kai tu skaitai Kafką, tu žinai, kad ten Kafka ir jeigu tu nematai pavadinimo, Kafkos stilius yra, tu nesumaišysi su niekuoju. Su niekuo. taip. Oi, Lygiai taip pat su super Beketu. pritariu. Jo, Mhm. bet kokį kūrinį paimkit, procesą, metamorfozės ir taip toliau. Beketo molojus, malonas miršta, neįvardėjamasis. Tai yra, tai tu gali skaityti nuo vidurio, nesvarbu. Ta prasme, nuo pradžios, ten nėra nei pradžios, nei pabaigos jų kūriniuose. Tai va, tai yra du rašytojai. Su Hemingvėjum, kai jūs atsiversit, nu, jo kūriniai yra pakankamai e, taip, yra tas stilius, ne, lakoniškumas ir taip toliau, bet vis dėlto yra skirtingi kūriniai, ne, Fiesta yra skirtinga. Lūžis įvyko jo, sakykime taip, kai jis pradėjo rašyti, nes vat, Fiesta, jinai daugiau koncentruota į individo tą kovą, individo tą grūmimasi su absurdu, o jau kam skambina varpai, atsisveikinimas su ginklais jau daugiau yra kitas etapas, kur kalbama apie toks humanistinis jau prieiga, kad mes esam ne vieni, mes esam žmonijos dalis. Taip, žmonija kenčia, žmonija greičiausiai ateityje išnyks, bet visi tie istoriniai procesai yra neatsieti nuo mūsų. Mes juose dalyvaujam, ne? Tai, pavyzdžiui, karas ten, ne? Ar dar kokie kiti procesai, ekonominiai procesai, ten kokia nors depresija didžioji, ne? Mes visi esam apjungti. Ir vat, kam skambina varpai, vat, jis, pavyzdžiui, teigia, kad aš galiu pacituoti čia truputį, ne? Taip, privalot. Va. Ir čia visai kitokia prieiga negu jo ankstyvosiuose kūriniuose, kur, kaip sakau, individas daugiau yra toks pavienis, ne? O čia yra, va, nėra žmogaus, kuris būtų atskira sala. Kiekvienas esame gabalėlis kontinento. Žemės dalis, jeigu jūra bent grumstą nuplautų. Europa mažesnė taptų. Taip pat jei užlietų iškišulį arba nugriautų dvarą, tavo draugų ar tavo paties, kiekvieno žmogaus mirtis nusineša dalelę manęs. Reiškia, va, aš esu dalis žmonijos, ne? Kiekvienas žmogus miršta ir dalis manęs miršta. Kadangi aš priklausau žmonijai. Ir todėl niekados neklausk, kam skambina varpai, jie skambina tau. Tai va, tai čia yra, nu, visai kitokia prieiga jau. Taip. Tokia Nu, bet dabar humanistinė, kaip sakyčiau. iš šitos citatos atrodo, kad asmenybė tokia empatiška vienas Jo, kitam. aš šiuo atveju taip, Taip. jisai sakau, tai va, tai mes atsivertę skirtingo laikotarpio Hemingvėjaus kūrinius, mes negalim iš tikrųjų pasakyti, kad čia, o, čia tikrai Hemingvėjus, ne? Nu, ta prasme, nežinodami, kaip jūs vat, klausėte, Taip. skirtingai nuo Kafkos ir Beketo. Taip. O kadangi pats šis žmogus rašė, kaip sakėm, Lietkalnio principų, o Taip, kada jo ta Lietkalnio viršūnė buvo, kada jis buvo populiariausias, kas lėmė jo populiarumą ir kodėl jis taip dingo? Labai įdomu, va, va, tai jo. tas įvykis. Jo, apie Lietkalnį mes dar pakalbėsim, kas ten per Aha. principas, bet vat, kada jo buvo tas pikas jo, Taip. tai jo, tai tas pikas jau buvo kažkur tai ketvirtas, penktas dešimtmečiai. Jo, ir jis buvo tuo metu labai madingas. Juo žavėjosi vyrai, kurie norėjo būti tokie vyrai kaip jisai, nu tokia barzda, ne, ten toks ironiška šypsenėlė, mačo. Vyrai, kurie norėjo būti mačo, o moteris žavėjosi tos, kurios norėjo turėti tokius vyrus kaip mačo vyrai, ne? Tai va, ir jo, ir tai buvo laikmetis, pavyzdžiui, Sovietų sąjungoje tai buvo irgi atšilimas. Chruščiovo laikotarpis ir visi norėjo save kažkaip parodyti, kažkaip save išreikšti ir vat Hemingvėjus pataikė į tą, kaip sakant, tašką. Nes, Taip. nu, Prancūzijoje vyko irgi ten maištai, revoliucijos, ne, 68-ųjų tos visos.
Tai va judėjimai studentų ir taip toliau. Žmonės norėjo save kažkaip tai realizuoti, save išreikšti ir va Hemingvėjus labai čia tiko. Ir kaip sakau, neteisinga jį matuot madingas, nemadingas. Jį reikia matuot pagal įtaką. O įtaką jis turėjo milžinišką to meto. Vat, kaip jūs ir sakėte, taip. kai jis buvo pikiais, turėjo įtaką. Ir ne tik tai paprastiems skaitytojams, ne, kurie norėdavo save išreikšti kažkaip tai, ne, savo vyriškumą ar savo moteriškumą kažkaip išreikšti, realizuoti, bet ir, sakykime taip, jis turėjo įtaką, kaip aš ir minėjau, egzistencializmo klasikams, tokiems kaip Camus, kaip Sartras. Mhm. Jeigu nebūtų Hemingvėjaus, nebūtų tokio rašytojo kaip Selingeris. Selingeris iš esmės, kaip kažkas juokauja apie krepšininkus, ten koks nors krepšininkas turėjo nueiti, kad kitas galėtų bėgti jau. Mhm. Ane, tą Taip, įpulintą metodą, tai, vat, tai Hemingvėjus turėjo nueiti, kad Selingeris galėtų bėgti. prašau. Jo, tai va, Reiškias, tai. jisai turėjo, mat, kaip prieš tai minėjot, kad turėjo tokius mokytojus, rašytojus, imkim taip, ir paskui kažkam tapo mokytojas. Būtent. Selingeris ir prancūzų egzistencialistai neįsivaizduoja be Hemingvėjaus. Tas absurdo herojus iš Kamiu, tai atėjo iš Hemingvėjaus herojų, ta prasme. Tai Prašau. taip, taip, čia mes dar pakalbėsim apie tai, aišku, ne? Bet jo įtaka buvo milžiniška, todėl jinai nėra perdėta. Ir dabar, kai jis net kartais nepasirodo Amerikos literatūros ontologijose, nes neva pasenęs dinozauras niekam nebeįdomus, tai manyčiau, tai yra labai didelė klaida ir tai yra neteisybė didelė. Taip, Kai buvo suėję 100 metų nuo jo mirties 99 metais, nes, kaip sakiau, jis gimė 1899, o mirė šiam pirmais, nusišovė jisai, sirgo depresija didžiulė, jo. Bet kai suėjo 100 metų nuo jo, nu, gimtadienis, ne, buvo taip. 100 metų, tai Rusijai, kuris, kaip sakau, Sovietų sąjungai buvo, nu, labai populiarus, konferencija nesugebėjo surinkti specialistų iki tokio lygio. Lygiai tas pats įvyko ir Junktinėse Amerikos valstijose. Ta prasme, kad tas šimtmetis praėjo beveik, atrodo toks jubiliejus, bet praėjo beveik nepastebėtas. Oho. O taip dabar šiek tiek porą sakinių atgal, ką ir užsiminėt. Toks žmogus, populiarus žmogus, tuo metu Taip, aukščiau taip. negu aukštai. Kalbant kaip gyvenimo būdas, kelionės, žmonos, tikriausiai kažkoks ir turtas, kūriniai, kurie Absoliučiai. įkvepia kitus. Nobelio Ir premija. taip, vat, ant liežuvio galo ir staiga šūvis ir depresija. Kaip nuo topo nusirist, nežinau, toks šuolis, net ne lietai, o taip staigiai. Kodėl? Ar yra žinoma, kas šiai asmenybei, nu, pakišo koją, gal imkim taip? Nu taip, staigiai, gal atrodo, kad staigiai, bet link to įsėjo jau senokai iš tikrųjų. Vat Taip. žmonės, jo, čia geras labai klausimas, Ieva, nes atrodo staigiai, bet iš esmės, vat jūs klausėt, kur jis gyveno. Aš taip ir nepasakiau, kad ne tik Paryžiuje, jis dar gyveno Kuboje. Praktiškai 20 metų, nuo 40 iki 60 metų, nes nusižudė 61, gyveno Kuboje. Ir Kubos laikotarpis, nors premiją jisai gavo 54, tarsi tame tarpe, ir nusižudė po 7 metų nuo Nobelio premijos. Bet jau Kuboje jisai išgyveno didžiulę krizę. Aišku, kadangi jisai visą gyvenimą gėrė, e, čia jau apie gėrimą dar pakalbėsim, čia ne dėl to, kad šiaip jam patiktų alkoholis, jisai gėrė. Tai vad, nors galbūt ir mėgo, bet ten nebuvo, nes jo kūriniai gali atrodyti kaip alkoholizmo propaganda, kas yra visiškai neteisinga. Nes tiesiog tu negali visą laiką žiūrėti į absurdą akis į akį. Tu, mesgi žinom, kad išgėrus ta tikrovė tampa draugiškesnė tau. Dėl to Taip, visi jo herojai romanuose arba ruošiasi gert, arba geria, arba yra pachmielingi. taip. Bet ne dėl to, kad jiem tas patiktų, dėl to, kad yra prarastoji karta. Kaip Mhm. beje, jisai ir vadinamas prarastosios kartos dainiumi. Tai
Tai yra žmonės, kurie išgyvenę Pirmą pasaulinį karą, taip, kur visos vertybės, visi idealai buvo nušluoti tiesiog. Ko mes mokėmės, ane? Ką mes studijavom, vat susidūrę su tas ekstremaliosiose situacijose, visas griūna, ane? Va dėl to Hemingvėjus, kaip sakant, jo visi herojai, vat, yra prarastosios. Čia beje Gertrūdo Štain terminas, prarastoji karta, bet išpopuliarintas Hemingvėjaus. taip, taip, Tai va, tai jis toks jau buvo žmogus, ane, kitaip sakant, išgyvenęs tiek karų ir, ir taip, ir dėl to jisai daug gėrė iš tikrųjų, ane, ir jo herojai visi geria. taip. Ir galiausiai, vat, Kuboj, kai jis jau gyveno, jis pamatė, kad jis išgyvent pradėjo ne tik tai tą depresiją, sakykime taip, sunkiai, jis sirgo sunkiai depresijos forma, bet ir kūrybinėje aklavietėje atsidūrė, nes pamatė, kad jis jau kartojasi, jis nieko naujo nebegali parašyti, taip jis gavo tą Nobelio premiją, bet už praeities nuopelnus. Ir vat jau ta kūrybinė krizė prasidėjo Kubos laikotarpiu. Beje, Havanoje yra jo namas muziejus, tai vat kas ruošiasi vykti ar kas vyks, tai aš labai rekomenduoju. Aš pats buvau Havanoje ir nesugebėjau nusigauti iki jo. Nes Nu, nu, nu. baigėsi pinigai, atvirai. Nes ten Taip, tokia. truputį už Havanos, nu galima pėsčiomai 20 km, bet Havanos karštyje, nu nėra lengva ir aš kažkaip buvau pasilikęs kaip idiotas, buvau pasilikęs paskutiniai dienai, Nu, taip. čia. Tai Taip, taip gavosi, nu bet bus proga dar tada nuvažiuoti dar kartą. taip, taip. Tai va, O, tai yra jo namas muziejus, ten yra įspūdinga. Ten negalima įeiti tą namą, draudžiama, bet galima prieiti prie to namo ir ten yra didžiulės tokios duris, arkinės tokios duris ir ten yra tokios, nu, stop juostos, bet tu gali prieiti ir matyti viskas, kas yra kambariuose, bet tiesiog negali įeiti tą namą. Tai va, taip. daug knygų, labai gražus namas, sakau, šalia Havanos, gal 20 km už Havanos, tokie palmių apsupti ir rojaus kampelė, bet jau žmogus sirgo depresiją ir gyveno. Ta prasme, jis Kuboj buvo jau jau nebe tas Hemingvėjus, nebe tas, kuris ten patarnauja terodorams, ne tas, kuris medžioja, žvejoja, kariauja, jau buvo Hemingvėjus, kuris, kaip sakau, daug gėrė ir sirgo. Taip. O kalbant apie vat, namus, tą jo tokį grožį, ar tai buvo žmogus, kuris finansiškai galėjo gyventi, nu kaip čia, atsipalaidavęs, Taip, kalbant, kaip kalbėjom apie Millerį, ten buvo visokių situacijų, o kaip su Hemingvėjum, ar jisai dar kažką veikia be rašymo? taip, tai jisai buvo karo reporteris, vat, kaip minėjau, Mhm. ir rašė reportažus ir jis iš to gerai gyveno iš tikrųjų. Ir kaip rašytojas irgi save labai gerai su pirmu pačiu romanu išgarsėjo. Tai taip, jis gaudavo didžiulius honorarus, jis buvo labai populiarus, kaip sakiau, populiarumo viršūnė jo buvo. Jis praktiškai labai greit, skirtingai nuo Millerio, kur jo šlovė atėjo, kai jis jau buvo senas, Hemingvėjaus šlovė atėjo pačiu laiku, galima sakyti, pačiu laiku. Tai vat mano irgi taip sekat mintį telepatiškai, nes mes kai kalbėjom apie Millerį, labai nuskambėjo ir šiaip kalbant apie daug rašytojų, kažkaip Taip, visi pradeda jos garbinti po mirties. taip, O tai su čia Hemingvėjum toks man atvirkštinis variantas. Kol buvo atvirkštinis gyvas, buvo mega variantas. žvaigždė, numirė, visi pamiršo, paskui privertė mokykloje skaityti. Nu, va tokia ir istorija. Ir dabar iš esmės jį atsigaivinti yra gan sunku, nes, nu, jis toksai tikrai, nu, tikrai, kaip čia, dulkių jau yra ant knygų jo. Jo. Dulkių. Va čia labai įdomus jo paradoksas, ką jūs ir pastebėjot, jo šlovė šovė į viršų, kai jis buvo gyvas, o kai mirė jį užmiršo. Tai va čia jo, bet taip atsitiko jo, nu va, mūsų tikslas jį prikelt. Dabar aš dar norėjau, va, irgi, kai jūs ir klausėte, ne, apie jo tą gyvenimą, tai juk kodėl jisai mėgo va tokias kūniškas praktikas, pasakykime. Jis mėgo Mhm. boksą, mėgo koridą, Taip. nu,
karo korespondentas buvo. Tai čia ir yra va, tas momentas, kai jo manimu, va, kai tu susiduri tokiose kritinėse situacijose, tai ir paaiškėja ta būties paslaptis. O būties paslaptis labai paprasta, kad nėra prasmės pasaulyje. Mhm. Nes, žiūrėkit, mes dabar galim labai gražiai tą būtį apkalbėti, ne? Prisikurti visokių iliuzijų ir taip toliau. Vat, jeigu mes Vievą va čia atsisėstumėm kaviniai, mes labai baloniai kalbėtumės, mes vienas kitam būtumėm labai faini žmonės netgi. Taip, O dabar įsivaizduokit tokią situaciją. Link jūsų artėja toną sveriantis bulius. Ir visas jūsų išsilavinimas, visas jūsų tas nuostabumas, ane, taip, kaip jūs mokat bendrauti, kaip jūs kalbėt, koks intelektas didelis, viskas nukrenta nuo jūsų. taip, Jūs liekat mineralas, nes baimė tokia didelė, kad iš jūsų lieka tik tai kūnas, taip, daugiau nieko, drebantis kūnas. Tai vad, ir tada paaiškėja ta tikroji būties paslaptis, kad visas šitas pasaulis yra tik tuštuma, o mes ką čia prisikuriam ideologijų, iliuzijų. Ten vat vienas yra veikėjas Fiestoje, Robertas Konas, kuris jam ten kitas veikėjas, Džeikas labai gerai pasako, sako, tu nemyli tų moterų iš tikrųjų, tu myli save arba įsivaizdavimą tų moterų, nes tu įsivaizduoji jas, idealizuoji ir vat, mes labai daug prisikuriam iliuzijų ir gyvenam tose iliuzijose. Bet vat, kai artėja bulius link tavęs arba kai tu esi kare, visos tos iliuzijos nukrenta. Ir paaiškėja, kad nieko nėra, kad yra tuštuma čia. Visiška taip, tuštuma. Ir tas vyriškumas, Hemingvėjaus tai nėra, vat, standartis galvoju, čia mačo jisai, ne? Ne, vyriškumas tai yra, kad tu pažvelgi tą absurdą, tiesiai jam į akis ir pasakai, taip, aš gyvenu absurdiškam pasauliu, bet aš toliau turiu gyventi. taip. Bet tokiam pasauliu gyventi visą laiką neįmanoma, todėl, kaip sakau, visi veikėjai turi gert, ne? Arba turi, vat, kaip tas Robertas Konas, gyventi tokiam, kaip jisai sako, jisai gimyli save, savo rolės įvairias, aktorius, jisai vienoje rolėje yra kitoje rolėje. Taip, jis irgi yra prarastos kartos žmogus, bet Taip. pavyzdžiui, tas kitas veikėjas, ane, Džeikas, jisai jau yra irgi beje karo reporteris ir jis aprašo, kaip yra. Abudu jie yra prarastos kartos žmonės, bet skirtingai gyvena, ane, tą, Mhm. sakykime taip, skirtingai žiūri į tą pasaulį, bet pagrindinis, kaip sakau, veikėjas yra Toreadoras tam romane Fiestoje, ne? Ar Romero. galima būtų šiek tiek išvelgti, kad jisai savo autobiografinių dalykų sudeda į savo istorijas ir knygas? Absoliučiai, absoliučiai. Jam užtat jis ir nemėgsta, sakykime, to, vat, čia beje, romaną jisai pradeda to Robertu Konu ir pradeda, Mhm. kurio jis ir nelabai mėgsta. Vat. Robertas Konas kažkada buvo Princetono vidutinio svorio bokso čempionas, nemanykite, kad man tas titulas dievažinkas tai pačiam Konui jis buvo labai svarbus. Konas nemėgo bokso, dargi nekentėjo, tačiau mokėsi boksuotis atsidėjęs ir negalėdamas savęs, norėdamas atsikratyti nepilnavertiškumo jausmo. Tai va, Robertas Konas yra toks veikėjas, kuris vienintelis turi čia biografiją. Jisai tarsi, nu, vat, nu, kaip sakau, toks dirbtinio pasaulio veikėjas. Ne? Jis turi biografiją, jis nori visą laiką į Latino Ameriką, nepasitenkina Paryžiaus grožiu, jam reikia kažkokios iliuzijos, kažkokios svajos, jis visą laiką, nes Džeikas sako, nu taigi va, yra Paryžius, taigi arba važiuojam į Afriką, ne, man reikia Latino Ameriką, nu va, kaip aš panašiai, ne? Tai va, ir jo, bet Džeikas jau yra visai kitoks veikėjas. Džeikas, sakyčiau, kaip jūs klausėte dėl biografijos, tai vat, būtent Džeikas ir yra, sakykime taip, karo korespondentas kaip tik, kuris vat, mato dalykus taip, kaip jie yra iš tikrųjų. Ir beje, yra ten dar vienas momentas, pabaigoje, man atrodo, Džeikas kalbasi su mergina, o jis kažkaip ten irgi buvo sužeistas ir kažkaip jis nebegali su moterimis, nu, turėti reikalų. Jo. Ir ten jo ta mergina vardu
Breta, jinai sako, klausyk, mm, jinai užduoda labai gerą klausimą, į kurį atsakymo realiai nėra. Klausyk, o jeigu tu būtum sveikas, ar mes būtumėm laimingi? Ir va čia tas namiokas ir yra, nes jeigu jis Taip. būtų sveikas, vis tiek jis būtų nelaimingas tikriausiai. Nes negali būti žmogus laimingas pagal apibrėžimą. Kol man tas taip džiaugiasi tuo vyru, kuris gavo tą klausimą, aš džiaugiuosi tą moterim, kuri buvo ne tik graži, bet ir protinga, kad uždavus Jo, tokį klausimą. jo, ir Negalvoja, uždavė fantastika. tokį, bet šitam klausime jau slypi labai daug. Užtat, kaip sakau, atrodo klausimas paprastas, jeigu tu būtum Taip, sveikas, ar mes būtumėm laimingi, bet iš taip, tikrųjų dar yra potekstė, vat, ką Hemingvėjus ir mokėjo, dėl to mes ir skaitom, go, kas čia, nu taigi čia paprasta, čia aš taip galėčiau rašyti. Ne, 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 čia visiškai ne taip. Tai vat, taip, tas aisbergo principas ir yra, mesgi, kai matom aisbergą, mes matom ką, mes matom tik viršūnėlę, taip, o viskas yra po vandeniu. taip. Tai va, tai kai mes skaitom tekstą, mes matom tik tai tą aisbergo viršūnę. Čia yra aisbergo technika. Va. Literatūrinė mašina. Pagaliau mes pakalbėsim apie techniką, ne? Literatūrinėje mašinoje. Tai va, jis naudoja aisbergo techniką. Čia ta technika, kaip sakiau, išmokyta Gertrūdo Štain, ne? Kur mes skaitom tą paviršių, bet visą laiką turim turėti omeny, kad visur yra potekstė. Net pavyzdžiui, žiūrėkit, jo pavadinimas atsisveikinimas su ginklais. Lietuviškai tai taip, ten nėra jokios potekstės. Nu, atsisveikinimas su ginklais. Mes lietuviškai ginklai tai yra ginklai ir viskas. Šautuvai, ane, ten artilerija, ane, raketos. O angliškai arms tai yra rankos Mhm. ir ginklai. Ir mes nežinom iš tikrųjų, ar ten atsisveikinimas su rankomis, nu rankos kaip metafora, Jo, jo. ar atsisveikinimas su tikrais ginklais. Tai va, net pavadinime jau yra potekstė. Ir Kad jau sakau, po truputį. dėl to mes neturim priimti, Hemingvėjus įtraukia skaitytoją ir skaitytojas turi kartu su rašytoju primastyti, e, Taip, pats galvoti šalia rašytojo, taip, skaityti ir galvoti šalia. Kaip, žodžiu, bendra autorius. taip. Skaitytojas tampa bendrautoriumi. Ir šita technika, kaip sakau, yra specialiai naudojama. Ne dėl to, kad dėl to Hemingvėjus ir yra genijus. Dėl to Hemingvėjus ir yra klasikas, kad ir kaip apie jį kalbėtume. Bet kaip gerai, Ruzai, nes mes dabar iš esmės Lietkalnio viršūnę pradėjom Tai. mūsų žiūrovams, ne, kad jau maždaug suvalgyt, kas yra ši asmenybė, kad paėmus tekstą neįsigasti, kad tu esi, nu, atsiprašau už tokį įsireiškimą, durnas, tu nesi durnas, tiesiog Taip, reikia šiek tiek įdėti pastangų. Ir taip, kad įdėti pastangų, džiaugtis, kad lyja Lietuvoje, nes yra tam laiko. Yra taip. daug gražaus laiko įdėti pastangų. Žiūrėk, o man dar toksai klausimas, nu vis tiek, čiupt jo, nu, kaip aš galvoju, dabar į rankas tokia užmotivuota Fiestos Jo, romaną jo, tokį. tikiuosi. Ar tikrai reikėtų pradėti, einant, imti į Hemingvėjų rankas nuo būtent jo? Ar yra galbūt toks apšilimas prieš jį, ar vis dėlto geriau paimt, nert ir žiūrėt, ar išnersi? Ne, žinokit, Hemingvėjus, vat, taip, klaidina, sakau, tas jo paprastumas, bet iš Mhm. tikrųjų imti tiesiai Hemingvėjų. Tiesą pasakius, kaip sakau, dabar net negalėčiau parekomenduoti, kas kažką gero apie Hemingvėjų yra parašęs, ta prasme. Taip, Tai imti patį Hemingvėjų, imti Fiestą taip, ir mėgautis tiesiog to kūriniu, nes kūrinys tikrai įspūdingas yra, sakau, pagrindiniai trys veikėjai, nu, aišku, ir moteris dalyvauja, bet Robertas Konas, vat, Pedro Romero ir tas Džeikas, kuris yra ir pasakotojas beje. Jis taip, pasakoja jo, nesako, pas mane atėjo ten, pavyzdžiui, Robertas Konas, ne? Arba Roberto Kono beveik nieks neprisiminė. Čia irgi labai svarbi ta detalė. Roberto Kono nieks neprisiminė išskyrus jo bokso mokytoją. Reiškia, pasaulį, va, atrodo, va, žiūrėkit, vėl čia yra potekstė. Jo nieks neprisiminė iš kursiokų. Todėl, kad žmonės irgi yra svetimi mums. Mes norim, kad mes būtum kažkam įdomus, bet žmonėm įdomus jie patys.
O Jo. daiktam mes iš vis neįdomus. Užtat pasaulis, kaip sakau, yra tuščias, beprasmiškas, ne? Pasaulyje nėra prasmės. Ir dėl to mums taip sunku jame gyventi. Bet su mumis viskas gerai yra, sakau, ne, kaip pradėjom. Tai va, tai Roberto Kono nieks neprisiminė. Ir kartais mes netgi norim, kad mes turėtumėm priešų, nes priešai bent jau rodo, kad mes esam, kad mes egzistuojam, kad į mus atkreipė dėmesį. Nes jie Ir, mus atakuoja. nes O mes taip, mano mes ne vieni. Taip, o vis tiek, kai tu rašai tokius kūrinius ir tokias mintis dėlioji, ar galima manyti, kad Hemingvėjus be, nu, be tų keturių žmonų, be žiauraus gyvenimo, kuris tiesiog susiklostė tais laikais, pats kaip asmenybė buvo, nu koks, kaip reikėtų būti? Nes vienintelis dalykas, kai pirmas dalykas, kai paguglinė apie Hemingvėjų, kas yra gan juokinga, kad visas internetas išmeta apie kates ir supranti, kad tai buvo kačių Jis fanatikas, mėgo tai būtų. mutančių kačių fanatikas su ten kažkokiais šešiais pirštais ir tu galvoji, ar tas žmogus turėjo draugų, ar tas žmogus turėjo su kuo išgerti ir ar tas Oi, žmogus, ta, turėjo, kaip turėjo. sakau, atėjusi depresija, iš ko? Iš to, kad tai kūryboje jį suvalgė jo paties galva, ar pats, nežinau, liga suvalgė jį, ar kodėl jisai, nu taip, Nu pabaigė taip, savo gyvenimą. nu, labai didelę įtaką turėjo alkoholizmas jam iš tikrųjų. Tai, bet kaip sakau, tas alkoholizmas tai nėra dėl paties alkoholizmo. Mes suprantam, dėl ko jisai kilo. Bet, žinokit, netikėtai aš jums duosiu čia atsakymą. Aš Hemingvėjų apibūdinčiau trim žodžiais. Taip. Žvejyba, karas, korida. Ką bendro, jeigu žaistume alias, tikriausiai turėčiau pasakyti, o, Hemingvėjus. Jo, žvejyba, karas, korida. Jo, nes žvejyba beje irgi Senis ir jūra arba toj pačioj fiestoj detaliai yra aprašoma žvejyba. Žvejyba yra kaip dar vienas būdas save bent jau kažkaip tai susijęti su tom gamtiškom jėgom, kažkaip prisiliesti prie jų, sulaužyti tą uždarumo kiautą ir išeiti tą svetimą man pasaulį. Kai aš žvejoju, aš kažkaip susiliečiu su ta gamta. Tai va, tai žvejyba kaip iniciacija į gamtą, nors ir laikina, nors ir momentinė, bet tai irgi labai svarbus momentas yra. Tai va, korida, žvejyba, tu kažkaip prisijungi prie tų gamtos jėgų, kažkaip susilieti su jomis, sulaužai tą kiautą uždarumo, sulaužai tą solipsistinį kiautą, bent akimirkai, tu ne vienas būni. Ir žvejybos principė, tu kažką pagauni, įsikepi vakarienę ir galvoji, Nu, wow, tai ir čia manęs dar tas kažkas bijo. plius, jo, čia dar Va, tas. Taip, 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 taip. Va, taip, aš taip iš gamtos kažką, bet aš susiliečiau su gamta, aš užvaldžiau gamtą. Kai pagauni žuvį, tas jausmas, žvėjai tik gali paaiškinti tą, nes ne visi mėgsta, ypač dabar, kai mes gyvenam tokioj jautrioj visuomenėje ir, nu, elgesys su gyvūnais ir taip toliau, bet čia sakau, čia irgi yra potekstė tame. taip. Žvejyba nėra tik tai žvejyba, kad tik pagauti ir suvalgyti, ten yra daug daugiau. Tai va, Senis ir jūra, beje, ta idėja labai gerai išplėtota, ten jau detaliai išplėtota, kaip ta žuvis priešinasi ir kaip tu kovoji su ta gamta. Žodžiu, žmogaus priešprieša su gamta ten yra labai gerai parodyta, bet kartu tu myli tą žuvį, kuri tau priešinasi. Tu ją myli, ta prasme, tu nesi jos priešas tiesioginė ta žodžio prasme, bet tu ją nori Taip, irgi taip. užvaldyti, čia kaip tikrovė, tu ją nori užvaldyti, bet tikrovė nepasiduoda tau. Ir kaip realiam gyvenime tu dėl Absoliučiai. tos Absoliučiai. žuvies, nu, kaip stengiasi, kaip pagalvoju tais Ir laikais, kitą kai žmogų bandai niekų, užvaldyti irgi. Taip, tai tu ją vilioji, tu lauki. taip, 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 taip. Fantastika, aš negaliu patikėti, kad taip greitai eina laikas su... Mes jau valandą kalbam. Taip, su žmogumi, su kuriuo galima būtų kalbėti ir kalbėti, bet vis dėlto taip, sudedant taškus ant į raidės, Mhm. kodėl šią vasarą mes motyvuojam ir norim, kad šiuolaikinis skaitytojas paimtų Hemingvėjų. Ieva, todėl kad lyja, todėl kad depresucha ir Hemingvėjus mums bus kaip toksai tylaus dialogo partneris, stoiško gyvenimo vadovas šitam nelengvam pasaulyje. Taip. Ir ta gražia gaida aš labai motyvuoju literatūros mašinos
klausytojus, o galbūt ir pažiūrėtojus, kaip mes čia atrodome, gal ne visi tikriausiai užsideda ant fono galvoja, nu ką jie čia pakalbės, kad žinot, ką, kaip pakeisti savo kasdienybę, bet tikrai kviečiame pasiekti visų pirma mūsų YouTube platformą, drąsiai pakomentuoti, jeigu esat skaitę, laukiam ir jūsų išvalgo, nieko nėra maloniau žinoti, kaip žmonės reaguoja, paėmę tos kūrinius, kurie faktas, kad mūsų gerbiamam filosofui man Ruzui iš viso neračiau mintinai, to gali pradėti žmogus cituoti. Man irgi būna tokių naujų dalykų išgirsti, sužinai ir norisi iš naujo paimti tam tikras knygas arba jas atrasti. Tai lygiai tas pats mums irgi labai rūpi jūsų nuomonė. Galbūt jau kažkas ir Millerio ką nors paskaitė, tai irgi šoktų širdis, nes mes labai norime, kad vis dėlto tos knygos atgytų, ar ne, kad jos būtų Taip. gyvos. Tai Rozai, jo. ko palinkėtumėt skaitytojam šiai vasarai, vasaros galui? Nu va, vasaros galų, tai kadangi jau laida apie Hemingvėjų, taip linkiu dabar prisėsti jau, tikėkime, prie Millerio jau pasėdėjot, tai dabar sėskit prie Hemingvėjaus. Ir aišku, norėčiau irgi užbaigti šitą laidą kaip ir praeitą laidą, kad laukite, mes su Ieva niekur nesustosim kol kas dar ir kitas autorius bus irgi labai įdomus, irgi Jaučiu. labai intriguojantis, Taip. jau negu Ernestas Hemingvėjus. Taip. Ir tikrai mano nuoširdžiausias palinkėjimas, kaip ir mes dabar su Ruzu, gyvas pavyzdys, bet kokiom sąlygom. Jeigu audra Bet ir tu kokiom negali sąlygom. eiti iki kaimyno gyvai, tu visada gali pasinaudoti dabartiniam technologijom, bet Taip. patikėkit manim, prie tų senų technologijų tai yra knygų, tikrai verta rekomenduotina sugrįžti, atrasti, pažinti ir kažką įsinešti savo. Ačiū labai, kad buvote su literatūrinė mašina ir mes jau, man atrodo, man to tai greitai susimatysime ir vėl. Ačiū labai, Ieva, ir jo, iki kito karto.